Vilniaus rajonas sparčiai auga, keičiasi, gražėja. Bet kartu mes saugome ir tradicijas, kurias perduodame iš kartos į kartą. Vilniaus krašto verba – tai mūsų rajono simbolis. Verboje, kaip ir mūsų kasdienybėje, susipina pačios įvairiausios spalvos, skirtingos kalbos, kultūros ir istorijos. Pagal reiškia verbų rišėjų galbūt tą genealoginį medį galim pasakyti, kad čia maždaug dešiniajam pietvakarių Neries, reiškia dešiniajam krante. Maždaug nuo Pilaitės iki Karveliškių kaimo. Rašytinių šaltinių nėra, bet yra ikonografijos. Turime, tarp kitko, ir net menininkų darbuose. Kanutas Ruseckas 1847 metais nutapė Lietuvaitę su verbomis. Ir ten matosi, kad Lietuvaitė laiko visą šūsnį būtent tų blindės kačiukų, tarp jų virguliuoja spalvinga rykštelė. Tai mes šiandien galim pasakyti, kad ta rykštelė ne kas kitas, o būtent buvo ta rykštelinė verba, kuri ir šiandieną yra taip pavadinta. Tų šeimų, tokių visai senų, jos gal liko iki 10, nes labai daug verbų rišėjų faktiškai išėjus yra Anapilį, bet 4 kartos, tai iš tikrųjų beveik dažnas jų yra. Ir tai būtent nuo Pilaitės vėl iki pat Kriaučiūnų kaimo, būtent tos pavardės reiškia yra ir žinomas. Ištekėjau ir mano Anyta rišo verbus. Man labai patiko, pas mus nebuvo daroma mano šeimoj. Pabandžiau ir jau 48 metų rišu verbus. Šio amato dabar užsiėmė ir dukra, ir anūkė. Žaliavos, kurios aš taip manau, kad tai vis dėlto buvo prerogatyva pačių verbų rišėjų, kurios labai gerai išsilaiko džiovinamas. Tai būtent kraujažolė, tai ir jonažolė, kur labai užmiršta 35 metų nuotraukose Boleslavą ir Vladislavas Danovskių, man rodos, jeigu neklystu, Danovit, jie ir sako, kad vis dėlto Vilniaus verbas rudavo grikių atspalvio. Tai va ta medžiaga jinai tikrai yra užmiršta, tai yra visokiausios, reiškia, kankorėžinio tipo, čia mes turime geltonas, tai gali būti tiesiog šlamučiai, atsirado dabar galbūt ne visiškai senieną 70 metų karlina, o šiaip tai būtent tos, kurios iš tikrųjų yra ir vaistažolės. Per vasarą dirbam, renkam viską, kad paskui jau nuo gruodžio mėnesį pradedam jau dirbti, daryti šitas verbas. Į kaziuko mugę ir parodai ruoštis, ir dovanom užsakinėja. Paimsim Vilniaus verbą. Tai Vilniaus verba jinai turi savo tam tikrą hierarchiją pagal viską, nes ir etnografinė, ir sakralinė. Nes verba tai yra tas, kas turi ateiti per verbų sekmadienį ir išeiti per pelenų dieną. Verbų rišimas tai kur kas daugiau nei amatas. Tai mūsų šeimų istorijos. Mūsų žmonių rankos kuria tai, kas unikalu visame pasaulyje. Didžiuokime savo tradicijomis. Linkiu, kad Vilniaus krašto verba į kiekvienus namus atneštų džiaugsmą ir šviesą.